Nu tai ką, labas rytelis, brangus Inkilo žiūrovai. Toks va nuostabus ryts. Viską. Čia tokiam va kišenikiai, tokioj tolimesniai nuo kelio sustojau. Ten dar va kolegas to irgi. Ne viens. Va, važiuosim. 5 ryto yra. Galim judėti. Vakar biškį pratempiau gumą. Tai dar plus 11 dariaus. Tai nereikia vidurnaktį pradėti darbą. Normaliai ir dabar spėju visur. Va, ramybė čia. Važiuojam. Važiuoju savo šeleftėje. Viskas fainiai. Nesuprantu, kaip jie tą padaro. Praeitą kartą, kai važiavau, Sunsvalė tilts visas naujas asfalt sudėts per 2 savaitės kokias. Čia irgi dabar visas miestas, nu va iki čia. Nuo pati važiavimą vėl naujas asfaltas. Atrodo, neseniai važiavau, nebuvo liktais. Dabar žiūriu, viskas nauja. Kaip jie taip sugeba? Va taip va, paim greitai, pist. Ir padaro. Tikrai nebuvo praeitą kartą, kai važiavau čia. Kai va tik Kirūną važiavau, nebuvo čia naujo asfalto. O dabar va yra naujas asfaltas. Atvažiuoju už porą savaičių, viskas yra sudėta. Fainiai. Čia su tom pragaro mašinom turbūt perdenk per naują greitai ir viskas. Iškep per naktį vieną juostą. Super. Gal kažkada pas mus ateis tokie laikai. Reikia tikėtis. Aišku, iš vietinių, kas gyvena tautiečių, tai sako, kad nėra čia taip viskas gerai. Viską irgi grybą papjaun vietiniai čia. Bet yra pavyzdžių, kur tikrai yra ko pasimokyti. Aš čia nepeikiu mūsiškių nieko. Kažkaip pas mus, gal čia labai brangi technologija tokia greita. Neįkandama, nes, nu, ir šiaip technikos mes neturim tokios, kaip čia turi. Nei sunkvežimių, nei nieko. Tai va, tai čia gal greitai viską. O, viskas nauja, žiedai, viskas nauja padaryta. Super. O, bėgikės bėga. Važiuojam, užsuksiu gal parduotuvę, nuo 7 rašo dirbu. Reiks palaukti kokį pusvalanduką. Gal burgeriam kotlečiuką nusipirksiu. Kaip tik Ika yra čia paskutinė šeleftė. Maxi. Didelė Ika ir reikia pirkti, kad būtų. Nes mažoje tai nebus gerų kotletų. O dideliai gali būti. Tai va. Nu va, atvažiavau parduotuvę. Viskas gerai, žmonių dar nėra. 7 rašo, kad atsidarys. Tenais galim bus nueiti. Bo. Apsipirksim, žmonių dar nedaug, bus labai gerai. O čia šalia autobusą sustojau. Vairuotojas viską. Laukiam biškį. Žiūrim kretinus vulgaris, kur važiuoji. Viską. Būtinai reikia važiuoti magistralę. Aišku, čia eismo nedaug, bet jie iš vis važiuoji. Dabar tik pasitraukia, kaip pristabdžiau, kad nufilmuot jas. Bet taip tai važiavo iš vis pilna juostą, užsiėmė pilna verčia eismo dalyviai. Va, šalia keliuks yra, galėtų ten važiuoti. Viską. Bet ne, reikia važiuoti magistralę. Aš aišku, čia pačių žmonių reikalas, bet aš man tai yra nesuprantama, kodėl žmonės va taip pavažiuoja su dviračiais. Va, pilna keliukų, va šonė, va ten va gali varyti. Judėjimą nėra, o čia fūras važiuoja, kas nors užtenka kažkam į telefoną pažiūrėti ir nušluos straiką. Ir viskas. Kam to reikia? Aš nežinau.
čia pasirodyt, kad daugiau žmonių pamatytų ar kas. Vilniaus aplinkelį irgi kretinai važiuoju, nu, aš niekaip neįkartu. Laisvės prospektų irgi važiuoju. Šalia dviračio taks per visą Laisvės prospektą, ne, vara gatvę. Aišku, čia žmonės, vaikai, čia viską, nu, bet come on. Kodėl taip reikia? Nežinau. Nu jau pardėva, turiu kolikės. Galim savaitgalis garsas matą burgeriuką nusipirkau. Va, šį kartą 2 nupirkau, nes praeitą kartą labai sunkiai įveikiau 4. Dar svarčiau gal flank steiką pasimti, irgi Kobe esu kepęs. Tai nežinau, neradau dabar. Buvo visokių kitokių kepsnių jautienos, bet sakau, reikėtų tą pikaniją išsikepti. Aš tai mėgstu pikaniją. Bičiulis išmokina, o bičiulį išmokino brazilai draugai. Londiai. O taip va ir atrodo viskas. Tai va, tai skanu yra pikanija. Žiauriai. Su lavašiuku kokiu ar su kažkuo. Kokiu nors salačikiu da įsidedi, jeigu dėl vaizdą. Į ledėlis. Ką pasatėlis laukia, kada užkišti. Turbūt turėtų aplenkti ir ant stabdžių paspausti. Va, tai pas mane dienos taip ir eina, galvojant apie ką vakarę valgysiu. Ką tu ką vakarę, nieką valgysi, burgeriuko arba steikiuko arba koldūnų. Dar reikia Kobą nusipirkti, man tik nerandu pirkti. Nu, nelabai ieškau iš tikrųjų, bet neprisiruošiu. Reikia man mažą puodą špižinę plovui, bet kad tilptų į Kobą. Nežinau, kokią dydžią nusipirkti. Mačiau, Maxi buvo kažkoks Dutch Oven iš Teksaso. Ten nebrangiai viskas gerai, bet kai neatsineši Kobą į parduotuvę, sunku kažkaip prisimatuoti, ar dangtį susidengs, ar viską. Tai kažkaip tai būtų labai jaučiu kietai Kobę plovą padaryti, ne? Arba šiaip kokią pakliopkę. Būtų ledelis jaučiu. Troškiniuką kokį išsivirti, ar kokią karką išvirti alyjui Kobę. Yra Kobė keptuvė, bet man reikia kokią puodą špižinę, kad įkišti ant ugnies. Va. Piluos dabar kurą. Biški nepatogu. Žodžiu, čia lietuviškas geltons buvo, o dabar va Švedijai kartais visai skaidrus, kai vandenėlis be jokio geltoną dažą. Labai nepatogu su viena ranka ir laikyti ir pilti. Gal reikia kitą ranką paimti, kad parodyt. Žodžiu, labai spalva skiriasi. Nesuprantu, kartais vienaip ir žiemą bandau diferencijuoti, ar čia specialiai dažų tik pripilta, ar čia kaip yra. Va, nu jau pilns baks. Reikia užsipilti, tai po to neužteks. Jeigu per Suomiją grįšiu, nes neužteks man kurą. Va, tai piluos pilnus. Šiaip užsipyliau kurą dabar ir nu, aš vat po iškrovimo, kai lietuvišką krovinį išsikroviau, nusimečiau kuros naudojimo, kiek litrų sunaudojo. Ir labai daug yra sakančių, kad ten grybą rodo, kiek to kuros naudoja, bet pavyzdžiui, aš dabar spyliau 394 litrus, pilną baką iki viršaus susivariau, o nuo Lietuvos iki mano iškrovimo buvo 200 kg, tai dar plus grubiai 50 litrų, ten su lengvu kroviniuku. Ir ką aš galiu pasakyti, kad labai netgi tiksliai rodo, kiek jisai suvartoja kurą. Labai jis gerai žino, kiek jisai sunaudoja tą kurą, tai tie, kurie sakot, kad
Čia tas normas grybo rodo 2 litrais ten ant 100 kitaip. Daugiau ar mažiau, vis laik sakot, kad daugiau sunaudoja. Bet šiaip aš manau, kad reikia dar spidometrą žiūrėti, kiek ką jis rodo. Odometras, nes spidometras. Čia gali būti paklaida, o realiai pati kuros naudojama, tai palimani abiejose mašinose jis labai gerai rodo iš tikrųjų. Pasižiūrim, čia stop ženklas. Tai va, tai tikrai nereiktų čia taip nuvertinti, nes va, užsipyliau pagal degalinę irgi viskas atitink praktiškai litras į litrą. Tuščias važiavau, 25 litrai buvo sąnaudos, plus 50 litrų dadėk ir gausim tą patį. Žodžiu, aš tai va visokius va tokius va minigames žaidams, kiek kurą suvalgo, kiek tikrinu visko, ką rodo. Tarp pilimų rašaus, kiek užsipyliau, kiek nuvažiavau. Ir man kažkaip viskas atitinka. Žiemą būna netitinka, Webastą naudoju, nes Webastos jis nemato. Jis Webastos neįskaičiuoja iš šito. Tai čia va yra netitikims, o daugiau tai daugiau viskas gerai. Netitikimai būna tada, kai degalinėse būna kartais posviris kažkoks tai vat netoks. Vienoje vieną pusę pakrypus mašiną, kitoje kitą, tai vat gal kartais būna tos netitikims. Bet šiaip ilguoju laikotarpiu tai išsilygin viskas. Žiūri, kad tau, o čia nepripylė kurą, galvoju staupiai, kaip čia į pliusą išėjai, žiūri kitą reisą jau, kad jau į minusą lendi, nes, nu tai mažiau užpyliai praeitoj degaliniai kuro, tai nors realiai mažiau tilpa, nes buvo pakrypus mašina, tai atrodo, kad sutaupiai, bet iš tikrųjų tai nieko čia nestaupiai. Po to kitam pilime daug pripylė ir žiūri, kad ten jau atrodo, kad kažkas pavogė kuro. O, tai viskas yra normaliai. Pati Volvo tai mato gerai, kiek kuro yra. Ir senikė, ir šitą pakankamai tiksliai. Praktiškai litras į litrą ten. Jeigu žiūrėt pagal tai, vat, ką jinai mato, ką jinai suvalgė, tai viskas liuks. Nesakau, gal kitom būnd grybą pjauna, aš nežinau šitie parodymai, bet bent jau mano mašinos tai gerai rodo. Ir bent jau kai Girtekoj dirbau, dar irgi tos naujas buvo, tai irgi gerai rodydavo. Visą laiką aš žiūrėdavau, kiek užpyliau ir va, degalinėse aš va, taip va, nusimesdavau šitą va, leg fuel ir tarp degalinių skaičiuodavau. Tai irgi ką užpildavau, būdavo, nu 50 litrų būdavo sviruodavo šitas parodyms. Bet tai čia sakau, dėl Webastų, dėl pokrypio, tai vat gaudavos. Ypač šaldytuvą pripildavai, būdavo skirtingus kiekius, nes ten labai sviruodavo nuo pokrypio. Degalinės ne visos lygias būn. Tai va, taip ir gaunas tada. Paklaidos visokios. O nežinau dar. Šiaip nežinau, ar dar kas užsiminėjai nupilinėjimų kuro nuo sunkvežimio su kanistriukais, bet aš dažnai matau, kas su kanistriukais degaliniai, pavyzdžiui, atvažiuoja. Pilasi sunkvežimį ir pila kanistrą. Aišku, negali iš karto teist, gal čia kokiam ekskavatoriukui, ten dar kažkam važiuoju į objektą kokį, negali sakyti. Kad čia vienareikšmiškai, kad čia vagi. Gali daug kur būti panaudojama, to kuro reikia, bet, nu, aš, pavyzdžiui, savo, tai jeigu man reikia kuro, tai aš, nu, iš įmonės kortelės ir įsipilu į mašiną ar ten, kur jeigu reikia. Ir galbūt ir darbuotojai leidžia, jeigu taip, tai atvažiuok su mašinai, prisipilk tą baką, jeigu ten nuo įmonės politikos priklauso, nors šiaip nelabai taip galim daryti. Va. Tai va, tokia va yra čia su tais. Gal jau nieks nebeužsimims su to kuru čia. Nemanau jau. Gal kokie užsieniečiai bando taip daryti, bet šiaip labai viskas matos. Čia turi su šefo žinia daryti tą. Kitaip tai prigaus. O šiaip nerekomenduoju.
dabar laukiam komentarų piktų. Nuvažiuoju jau čia nusukęs link Jėlivarės E10. Čia iki Karesuvanto, nežinau, trumpesnį kelią radau. Nežinau, ar čia gera mintis, bet šiaip aš trumpesnius kelius mėgstu prasitirinėti vasaros metu ir lengvai kraut. Nėra blogai pasitikrinti. Šiaip trijų skaičių kelis, tai neturėtų dar būti visai blogs, bet pažiūrėsim. Gal ir pasigailėsiu, kad ten nusukau. Šiaip aišku, geriausiai pro Jėlivarę varyti 10 į Karesuvantą ir visą laiką ten varyti. Žiemą jau čia nerizikuočiau taip tyrinėti. Overkalik Somar, kas čia suplanuota, kiek čia visko yra. Ir 20 juni kažkas, Meets kažkoks, oldtimerių. Nu, kol kas geras kelias, nieko nepasakysi. Bet dar aš nuo jo nusuksiu irgi į šoną. Šiaip žiūrėjau palei upę, visą kelią važiuosiu, tai kalnų didelių neturėtų labai būti jau tokių jau itin didelių. Bet vis tiek palei upę taip tolygiau gaunas. Nebent posūkių bus. Va, Angeson upė. Nu, už Nemuną tikrai nemažesnė. Fūras važiuoja čia. Norvegiška. Nu, pažiūrėsim, kas čia per kelelis. Gal ir esu važiavęs, nežinau. Gal ir nes. Bet liktais visą laiką varydavau pro šitą, pro Jėlivarę. Čia dar kol neužpoliarinę ratą, tai dar ir medžiai yra, nors jau ir gerokai šiauriai, bet dar normalūs medžiai. O biškė nuslydo. Kelių kilometrų nusukims bus, tai pažiūrėsim, kas čia per bus. Čia tai 2 skaičių keliuks, DM8. O nusuksiu į 392. Pažiūrėsim, ar nepasigailėsiu. Nemažai baikerių važiuoju. O čia gerai nuėtas. Su įvairiais motociklais važinėjęs čia. Ir su senais mačiau labai. O, kaip skaniai pakvipa. Dvitaktis. Lyg ir palei kvapą. Čia va, žalia gražu dar. Šiaip šilta yra 18 laipsnių. Plius 18. Čia irgi fūra važiuoja iš Norgų. Nu, pažiūrėsim, ar fūras važiuos iš ten, kur aš, kai nusuksiu dabar už kilometrą. Tai vat. O tada bus aišku. Ar nebuvau durnėlis. Bet nieko, sveika kelius biški prasitirinėti. Tada, žinai, 30 kg arčiau. Per 300 kg tai 10%. Tai. O Kaliks upė. Didelė upė plati.
visas fūras čia suki dešinę. O čia važiuosiu aš tiesiai. Čia kairien posūkis skaitas. Nežymiai. Važiuokite maršrutu 28 km. Nu, pažiūrėsim. Kol kas gerai viskas. Jeigu sublogės, tai pafilmuosiu. Čia irgi ne ką blogesnį vaizdelį negu Jončiopinge. Važiuoju iš kitos pusės Kaliks upės. Jeigu 10 važiuočiau, tai kitoj pusėje važiuočiau. O, labai gražu, faina. Kol kas kelias labai tikrai nesiskundžiu. O ten prieplauka kokia faina. Ten gal keltuks netgi yra, plaukiai. Jo, kelts. Ar trosiuks tik pratempi. Nesimato dabar. Iš kartais į kelią žiūriu, tai nežiūriu, ką filmuoju. Kažkoks keltuks buvo tam. Panašus bent jau į keltuko. Gal gražus keliuks, fainiai. Korpilombolo. Kem 6 kilai. A yra žiūrovų iš Korpilombolo. Jaučiu, ką nėra. O žinot, kur yra Kivilompola? Tie, kas į Norvegiją važiuoja, tai žino, kur yra Kivilompola. Ir tokius juokingus visokius pavadinimus. Karasiokus, Kivilompolus, Karigasniemis ir taip toliau. O, ne ką blogiau negu Žiežmarėse, ne? Čia kai važiuoja autostradai. Vaizdai. Judam. Dar pafilmuosiu gražus medžiai čia šalia. Čia daugiausiai žiemą buvęs, tai čia nieką nematydavai. Balta vien tik ir viskas. Vasarą mažai, vasarą į Angliją važiuodavau. O dabar galiu pat pavažiuoti vasarą biškį. Pasigrožėti. Nu va, pravažiuoju poliarinio rato zoną. Dabar jau randuos už poliarinio ratą. Galim čia būtų sustoti. Keliautojai va lipdukų priklijavę. Neturiu savo lipdukų. Šiaip kietai būtų visai. Kokiu nors užklijuoti. Va, poliarinis ratas. Nieks nepasikeitė realiai. Iš karto. Bet pradės keistis gan greitai. Kraštovaizdis. O kažkas fazendą tokia turi viską. Atvažiuoju gal kartais iš Stokholmo. Nespėjau, va, važiuoju vėl per tiltą. Krioklių pafilmuoti, viską. Gaila, nespėjau iš toliau. Gera viečiukė. Nu, čia kelias blogesnis negu ten, blogesnis. Ir danga blogesnė. Tokia panašiai kaip Vilnius Klaipėda. Važiuoji, šokinėjai, lengvuoji biški. Daiktai skraida kabinai. Nu, duobių tik nėra. Bet pas mus yra. Ir siauriau biški. O šiaip tai panašiai. Šiaip žiemą gal nereiktų čia važiuoti. Geriau vasarą. Turbūt nesu čia važiavęs šito keliu. Nesu trumpinęs.
neaišku, ar apsimoka. Jeigu čia taip ilgesnis toks ruožas bus, tai nieko čia nestaupysi to laiką. Bet ne vien laiką taupai, kurą irgi. Kaip mažiau važiuoji, tai kurą susitaupa. Va. Važiuojam. Nu ką, brangieji, atvažiuoju į miestelį Girteką su Vanto. Bent jau taip vadinas seniau. O rokeriai stovi. Su mocais. Daug čia laiko praleidęs esu. Skolka liet, skolka zim. O mikrofoną reikia arčiau pasimti, ne? Ką girdėtas. Šneku savo pats viens. O va, tai iš tikrųjų nežinau, ar dar yra tas parkings, ar jis dar atvers. Aš tam planavau daryti ten prie kavinukės tokios 2-4. Labai tikiuosi, kad jis vis dar veikiantis yra. Čia miestelis vadinas Karesuando Švedijai ir Karesuvanto Suomijai. Šį pastebėjau, jie mėgsta ant ribos tos per pusę miestelius, kaip Haparanda ir Tornija. Tokius pusinius. Va, sukam į kairę. Turistai vis laik į kairę sukam. Į Finland. Eurosuando čia. Kažką nusipirkt galim. Nesuėjęs čia į šitą parduotuvėlę. Va taip va ir judam. Pažiūrėsim kaip parkingėlis. Ar vis dar veikiantis. O kamerytė. Steb, kada įvažiuoji, kada išvažiuoji. Enontekija. 4 kalbom parašyta. Samiškai, suomiškai, švediškai ir angliškai. Gerasavon vietinių kalba čia vadinas. Nu, pažiūrėsim, kaip tas parkingėlis. O kolikėr stovi. Čia toks žvyrinis. Ir aš atvažiuosiu. O, nugreideriuot, duobių nėra. Eik tu savo. Probangiai. Lapland Shop. O, sunkvežimiam, kemperiam, visiems galim čia važiuoti. O, atsistosiu į parkingėlį savo. Galvoju, kur čia geriau. Kai daug vietas, net neaišku, kur stotis patogiau. Gal čia gal atsistosiu. Šiaip stovėdavau taip pagalų, čia stumdavau. Visą laiką. Bet dabar nežinau, kur čia geriau. Reik pagal nuokrypį. Kad miegot patogu būtų. Lapland Shop. Taip pat atsistosiu kaip tas. Kai nieka nebūtų, tai belia kaip stočiaus, bet va kai ne viens, tai jau ne feng shui stotis.
skersai. Na, gerai bus turbūt, ne? Ką čia prigalvosi daugiau? Galim eiti pauzę po biškelį. Užeiti į parduotuvės. Čia jos ne visą laiką veikiančios, tai gal tik rytoj atsidarys. Šiandien gali greit užsidaryti jau. Va. Tai kol kas einu, kažką paveiksiu. Atėjau čia, pašnekėjau su personalu, žinau, kad čia yra pirčikė, viską. O čia galim ir nukrist ir valgyti pasidaryti, viską. Yra va tuliks. Sauna, va, tai galim bus pasikaitinti biškai saunikiai. 10 eurų kainuoja. Tobula. Taip, vadavę raktą. Sakė, mes jau to užsidarom, tai sako, raktą ten po to palikti dėžutį. Paprasti. Galima eiti pasimti priemonės dušo. Nu va, prisipirtinau viską. Žiauriai gerai dabar. Kažkaip nebeikia burgerių kepimo. Akis leberių užsitraukia. Visai nuėmė pirčikę. Šiaip atpratau, seniai nebuvau, tai nebeišbūnu ilgai. Nu, bet vis tiek čia su visko valandžikę praleidau. Tai, nu, gerai labai pritis. Super. Suomių svetingums. Čia pas jos šiaip daug tų tokių yra saunų, tik tais ne visur su fūra privažiuot gali. Bet šiaip prikeltose yra, visur yra. Pas Suomių sauna, čia kai tualets priklauso prie dušo. Buvo, jau hebras čia prigiau. Belia kaip visi statas. Šiaip tai koks skirtum šia vietos daug. Seniau va ten statydavus dar prie kelio, prie elektrinių įkroviklių tų, bet po to pasatė tos įkroviklius, tai jau nebesistatysi. Buvo. Tiek žinių. Kažkaip vėjas pakilo. Nežinau, reikia eiti priekabą kepti gal. Pailsėjus. Nu ką, visgi, reikia kažką valgyti. Tai va, turiu kotlečiukų. Pagal tą patį receptą viską darau. Kobiuks jau beveik paruošts. Burgerių padažą kažkur praganiau. Nežinau, gal namo parvežiau netyčia. Tai su kečupu ir majonkę darysim. Turėtų irgi būti gerai. Ne ką blogiau. Sumaišysim, bus liuks. Tai va, reikia dabar palaukti, kol blieka užkais. Dėsim kotletus. Nu va, kaip dailiai kep kotlečiuks, veganiuks, viską. Baisiai skaniai kvep. Galim bus dėti sūrį. Ir jau toj valgyti. Nu va, manau, kad čia visai neblogai man einas. Tuoj trauksim lauk viską. Nu va, kas čia man gavas. Va toks va daiktas. Viską. Uždedam majonkę su tuo. O kai sultis bėga. Neblogai, ne? Skanaus visiems. Veganam linkėjimai. Nu tai ką, brangiai, pasistiprinam. Išsimaudėm. Padirbom. Galim eiti palsiauti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojaus. Daug laimės visiems.